Skaitinys iš pranašo Nahumo knygos. Štai žengia per kalnus džiugiosios žinios nešėjas. Jis skelbia: valio, švęsk Judai savo šventes, tesėk savo įžadus. Vargų kaltininkas nebesiautės po tavąją šalį, jis visiškai sunaikintas. Iš tikro Viešpats atnaujins Jokūbo puošnumą, kaip ir Izraelio puošnumą. Siaubėjai mat nusiaubė juodu ir sunaikino jų sodinukus. Vargas kraugerių miestui, jisai nekas kita kaip melas. Jis visiškas gobšas, nesiliaujas plėšikas. Botagų pliaukšėjimas, ratų traškėjimas, arklių šuoliavimas, vežimų dundėjimas, siuntantys raiteliai, žibantys kalavijai, tviskančios ietys. Daugybė nužudytų, aibė negyvėlių, beskaičiaus lavonų, net kliūvi už kūnų. Tave aš purvais apdrabstysiu, tave atiduosiu išniekint, tave išstatysiu patyčiom. Bus taip, kad kiekvienas pamatęs tave, tavęs nusigas ir sakys: Ninivė nusiaubta. Ir kasgi ją beužjaus, kur jai turėčiau ieškoti paguodos? Tai Dievo žodis. Viešpats nužudo ir atgaivina. Štai jų pražuvimo diena priartėjo, jiems greitai ateis prirengtoji nelaimė. Taip Viešpats atkurs savo tautai teisybę, jis savo tarnams rodys gailestingumą. Viešpats nužudo ir atgaivina. Mato dabar, jog tai aš ir tik aš, ir nėra be manęs kito Dievo. Tai aš nužudau ir atgaivinu, tai aš sužeidžiu ir išgydau. Viešpats nužudo ir atgaivina. Kada išgalasiu savo žibantį kalaviją, kai mano ranka nusitvers už strėlinės, tada aš atkeršysiu savo engėjams, tada atsiteisiu manęs nekentėjams. Viešpats nužudo ir atgaivina. Alleluja, alleluja, alleluja. Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės, jų yra dangaus karalystė. Įsiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: jei kas nors eiti paskui mane nori, tai įsižada pats savęs, te pasiima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Kokiagi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo gyvybei? Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę? Nes žmogaus sūnus ateis tėvo garbėje su savo angelais ir tuomet jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus. Iš tiesų sakau jums, kai kurie iš čia stovinčių neragaus mirties, kol pamatys žmogaus sūnų ateinantį su savo karalyste. Girdėjote Viešpaties žodį. Mėly Marijos radijo klausytojai, Jėzaus kvietimas sekti paskui jį, kaip visada žiūrime Švento rašto tekste, kur čia ta geroji naujiena Jėzaus. Kai jis mus kviečia sekti paskui jį, viena jau geroji naujiena yra tai, kad jis eina pirmas. Kai buvom vaikai, galbūt ir jūs, kai kurie turi tokį vaizdą, kai kaime būdavo daug sniego ir jeigu kur nors su tėvais eidavom, kur nėra tako, tai tėtis ar mama pirmas eidavo ir vaikui eiti paskui į tėčio ar brolio ar mamos pėdas yra daug lengviau. Nereikia pačiam pralaužti ledus arba tą sniegą. Kažkas panašaus su Jėzumi. Jis sako: sekit paskui mane, kad pasimti savo kryžių ir eiti paskui Jėzų, kuris pirmas eina. Mes eidami į jo pėdas, žvelgdami į jo pavyzdį, matydami, kaip jis su sunkumais dorojasi,
kaip jis moka atleisti, kaip jis priima nesėkmės ir sėkmės Jėzus, mums yra lengviau keliauti. Sekti paskui Jėzų, nepamesti iš akių Jėzaus. Vis prisiminti, kad nesam vieni, kad mes nesame vieni kelyje, kad jis yra pirmas, jis yra saik šalia. Bažnyčia kviečia į kasdieninę maldą. Ta kasdieninė malda taip pat yra reikalinga tam, jog prisiminti, jog esam Dievo akivaizdoje, Dievo globojami, jis į mus žvelgia. Mes nesam vieni savo kasdienybėje. Iš šio teksto dar viena yra mintis tokia, kad Jėzus kalba, jog žmogaus sūnus vienu kartu ateis Jėzus matomai laikų pabaigoje ir atlygins kiekvienam pagal jo darbus. Kartais mes tikintieji gyvenam baimę, ateities baimę. Ne vien tik tai, ką Jėzus sako, kad kai ateisiu, pagal jūsų darbus atlyginsiu ir tada žmonės galvoja, kaip čia geriau daugiau darbų gerų padaryti, arba bijo to momento, arba dar, jeigu jaunas žmogus nesirga, dar atidėlioja, dar bus laiko gerų darbų padaryti. Jėzus, kai kalba apie tą ateitį, apie tai, kad jis ateis, mes turėtume iš Jėzaus priimti šitos žodžius kaip dabar. Ne tiek gyventi ateities baimę, mes galim gyventi ilgesiu dangaus, galim gyventi tuo artumu, kur kaip Jėzus kitose vietose sako, kur dangui nebus nei ašarų, nei skausmo. Tačiau, kad tai išgyventume, ką Jėzus žada, mes galim jau dabar išgyventi ir tuos darbus gerus ar negerus šiandien pagalvoti, ką aš veikiu, ką darau, kaip aš pasimeldžiu. Kitaip sakant, Evangelija Jėzus kviečia į dabartį, pas Dievą nėra laiko. Kviečia Jėzus į dabartį, o būti čia ir dabar su Dievu, kuris pirmas eina kaip Jėzus, kuris tai atneša, suteikia ramybę. Tai panaikina tais visokias baimės. Tikiu, kad ir jūs šiuo metu, kai klausome vėl ar radio, televizijos, kai vėl atėjo tų tokių tikrai daug baimių pa žmonės, taip karas nesibaigęs, dabar brangsta viskas ir tokio vėl daug nerimo. Ir, mėly Marijos radio klausytojai, Dievo žodis mums primena, kad Dievas yra ramybės Dievas. Negyventi ateities baimėmis. Mes kviečiami rūpintis ateitimi, kviečia. Šiuo metu net ekonomistai sako, taupyti turėtumėm, tai nėra blogi patarimai. Tačiau negyventi jau dabar ateities baimėmis. Galbūt nekartą girdėję, kad vienišumo baimė arba mirties baimė yra daug didesnė negu pats vienišumas, daug didesnė negu pati mirtis. Mes sukeliam tais baimės arba dar jeigu ta kita blogoji dvasia sukelia mums baimės įvairias ir čia ir dabar nemokam būti laimingi, nemokam džiaugtis šią dieną, kurią turim. Vasara šiemet gausi lietaus, ūkininkams rūpė nuimti derlių, naktys rugpjūčio jau prasidėjo, toj bus kritimas, kometų, žvaigždžių grožis ateina į mūsų aplinką. Taigi Evangelijoje, kai Jėzus kalba apie tuos gerus darbus, pagal kuriuos teisės mus arba atlygins kiekvienam pagal mūsų darbus, dar kartą ne tiek galvokime, kaip ten bus, kai mes numirsim, kokius šį darbus mums atlygins, bet apie šiandieną dieną, kurią atsikėliau jau, kaip ją suplanavau, kokius žmonės sutiksiu ar mokėsiu nusišypsot, jeigu namuose galbūt kam paskambinsiu ir kuris vienišas ir pasakysiu gerą žodį. Čia prie Marijos radio klausytojai turbūt šiandien, kurie pasimelsit rožinį, žvelgti į šią dieną, gyventi dabartimi. Ir kiekviena diena mus artina prie ateities, bet ateitis Dievo rankose. Kaip jau sakiau, reikia rūpintis, bet negyventi nerimu, kuris ne iš Dievo, nerimas nėra iš Dievo. Mus Jėzus paguodžia, mus Jėzus sustiprina, primena, kad reikės savo kryžių nešti, bus sunkumų gyvenime, gal ir dabar kai kam yra, tačiau kitoje vietoje Jėzus sako, pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs nebijokite, aš nugalėjau pasaulį. Nesikoncentruoti į sunkumus, į ateities baimės, bet į dabartį, kuri pilna Dievo yra, kuri yra pilna gerų žmonių, yra pilna maldos, yra pilna Dievo kūrybos, čia ir dabar. Apsispręsti gerą darbą, o dėl atlyginimo viešpats nuspręs jo valioje. Gražios visiems dienos ir dėkingumo Dievui už dieną, kurią pabudome, kurią Dievas dovanojo, jos dar nebuvo, nugyvenkim ją tarsi amžinybės momentą, sekdami Jėzų, kuris eina pirmas. Amen.
Homiliją sakė tėvas jėzuitas Aldonas Gudaitis.